Darinai, manai, kad vyrai iš tikrųjų turėtų nesėdėti namuose ir žodžiu... Jo, nes vyras iš vis negali namuose sėdėti, jeigu jis sėdi namuose, tai jam bus ragas, nes jis sutvertas, kad jo laimė yra už namų. Už namų, supranti, už namų veiksme. Nes vyras, žinai, pats ženklas yra, žinai, strėliai, testosteronas veikt, daryt, varyt. Vyras negali namuose sėdėti ir negali nieko bijoti. Jeigu vyras kažko bijo, turi baimių, viskas, jam ragas bus, jisai degraduos, supos, jisai mirs, rimtai mirs. Iš pradžių iš vidaus miršta vyro, po to būna, ta prasme, kilpa kokia, ar nusižudo kokie drąsesni, arba iš vis prasigeria, kurie yra. Nedrąsus, tai va, viens iš dviejų. Papras pavyzdys, kaip vyras gali tai daryti, tiesiog važiuoti, daryti. Nesvarbu, kad tau nesiseka, bet tu bent bandai, darai. Tai yra, tu darai, žiūri, keiti kažką. Tai jeigu jūs nedaro, tai ta prasme, jūs mirsit. Taip. Ir dar kai ateis senatvė, tu labiau gailėsies to, ko tu nepadarėjai, negu tu ištisai padarėjai ir gal tau nepasisekė, bet tu padarėjai, bandėjai tu daryti tiesiog. Tas svarbiausia yra. Tiesa. Ir mes dabar irgi važiuojam su tavim, mane, ir darysim, aišku, čia mes neviešinam dalykų ką, bet mes važiuojam, darom. Ir laiką taupom, nes laikas pats brangiausias turtas. Tai, ką mes turim, ir mane net čia mašina, ne kuras, dar kažkas čia, kad čia skaičiuot pinigus, dar kažkas sprendti, bet tai yra laikas, nes tu nenusipirki metų. Viską tu gali nusipirkti. Bet metų tu nenusipirki, mes varam, darom. Ir tada tu bedarydamas atrandi. Kol tu nedarydamas neatrastum. Nu, o kai paskiau tau sukanka 30 metų, jau tada, žodžiu, užsidepresuoji, jeigu nieko nedaręs, esi neturi žmonos ir geri. Jo. Ir ypatingai Lietuvose, mažose miesteliuose negalite ilgai likti vyrai, jūs turit keisti, atvažiuoti į Vilnių būtinai. Tai yra būtinai atvažiuoti pabūčią, pasivaiščioti po žmonės, nueit užkalbint, įgaut pasitikėjimo. Tie vyrai, kurie būna Lietuvos mažusiuose miesteliuose, jie degraduoja, važiuoja į garažus, ten geria su draugais, ten, žinai. Nu, yra baisukas, tam jie praranda tikslus, nenori jie dirbti, daryti, žinai. Nes motyvacija, nes te visi skundžiasi, visiems blogai, žinai, yra. Skūstis nėra blogai, ta prasme, bet ta prasme, tu turi apsupti su vyrais, su manim važiuoja operatorius, kuris yra veiklus žmogus, kuris daro, kuris nebijo. Svarbiausia, nesėdi namuose ir nebijo, du dalykai. Pas jį yra viskas, tu su tokiu žmogum gali dirbti daug ką padaryti. Viskas. Ir tau, jeigu tu turi tokius 5 vyrus aplink save, tu daug padarysi. Labai daug padarysi. Tu nesėdys, tu nieko nebijosi. Ir aš manau, reikia su stipresniais tokiais vyrais už save būti negu... Tai tu ten stiprus, žinai. Taip. Ir viskas, žinai. Arba varaičiai, kai čia iš viršaus pažiūri, tai čia ką čia važiuoja, darai porą skruzdžių, nuvažiuoja kažką atlieka, pasiima dar 3 skruzdės, žinai, jinai dar 4 skruzdės pasiima, atlieka visi reikalus ir išsiskirsto, tai didelis reikalas, nieko čia nėra didelio, čia juokingai. Jo, mes čia visiškai. Žaidimai, tai čia nereikia nei sureikšmint nieko, žinai, darai ir viskas. Tai va, yra jau geriau aš, ta prasme, jau geriau tu, vyras žiūrintis, geriau tu išmesk tuos kelius 100 eurų, tai yra gyvendamas didmiestį, nuomodamas kažką, negu tu būdamas įsėdėdamas užsidaręs. Nes tai reiškia, tu neaugi, tu netiri miestų naujų, tu nevažiuoji, tu nedarai, tu nekuri pažinčių, tu neaugi kaip žmogus. Jeigu tu sėdi kambarį, o kambarį tada reikia sėdėti, kai tu dirbi ten kažką kuri, ar tai yra tavo veiklos vieta, kur tu sugriau, po to viskas važiuoji, darai. Tarai, tu namuos sėdi tada, kai reikia sėdėti. Arba ten tame ofise sėdi tada, o taip, tai tu turi veikti, daryti. Kitaip bus tau prastai. Basta. Tai va tiek. But I go deeper, make you lose yourself and find us keepers. Go easy, go. I like